Sveiki. Na, praeitą pamoką išmokome, kaip reikia sudauginti 4 skaičius. Tai, kaip ir minėjau, šioje pamokoje mes išmoksime atimti 4 skaičius. Nu, kiek gražiai mums išėjo viskas. Nu, bet tikiuosi viskas yra gerai, mokate kažką jau. Na ir kūrėme naują programą, viskas tas pats. Sukūrėme pavadinimą skirtumas. Nu, šiaip atimtis ir skirtumas, kaip mūsų kalboje nėra iš jų skirtumo. Jokio skirtumo, bet programoje jis atsiras, kai mes rašysime kintamuosius, kaip bus dabar. Aš galvoju A, B, C, D. Dabar rašome skirtumas. Tai skirtumas, kaip ir suma, nu tai čia viskas tas, skirt. Ir tai yra sveikasis skaičius, kabliataškį, pradedam programą. Na, kaip žinote, vėl bus viskas tas pats. Taigi, kaip žioplys, nepatariau jums praeitoje pamokoje viską atsikopijuoti, šitai. Nu, bet tikiuosi dar kitoje pamokoje, kurioje aiškinsiu, kaip reikia dalinti skaičius. Nusikopijuosite šitą, nereikės nieko rašyti. Tiesiog viskas, tai yra viskas. Rašyboje jau tikriausiai jūs supratote, ką čia reikia daryti ir kaip aš čia viską rašiau. Nu, pradedame atiminėti šios skaičius. Dabar rašome skirt lygu A minus B minus C minus D. Nu, tai viskas paprasta, nieko čia. Čia net iš vis. Žodžius praradau. Raitom. Gautas skirtumas yra atnašai kabutės, vėl kitos kabutės, apačioje kablė ir apačioje per kitoje pusėje pabaigoje parašome skirt. Tai mes čia darome skirtumą. Ir užmane programą. Nu, galime net ir dėti kabliataškį. Kabliame programą ir kablelį neuždėjau. Kablelio reikėjo. Štai taip, klaidų padarėjau vėl. Paleidžiame programą. Veskite pirmąjį skaičių, 5. Dabar mes skirtumą, tai 5 minus 1, minus 2, minus 3. Ir gautas skirtumas, gautas skirtumas yra minus 1. Viskas. Sutiktinė, kaip ir programa, viskas baigta. Labai bus paprasta taip pat ir su dalymu. Iki kito susitikimo. Tiesa, atsikopijuokite šitą. Atsiprašau, šitą visą. Ir viskas bus panašiai.